Sveiki visi, šiandien aš klausysiu savo trečią išlikimo epizodą. Oi, ne trečią, antrą. Žiūrėkite daug. Taigi gal rytoj kelsiu ir antrą. Šią savaitę buvo daug darbų. Pastačiau naują namuką. Buvau nusikirpti žirmos, bet aš jos kaip ir neradau, tai netyčia pasigo mane, radau aš Vildžerio kaimelį. Taigi, kaip ir sakiau, kad radau Vildžerio kaimelį, tai aš ten buvo, neprisimenu, kiek daržų neskaičiavau, tai labai daug gavau sėklų, štai sėklų labai daug, dar mėsos, nužudžiau tų nekiaulių karvių, tai gavau dar mėsos pakeliai, tai vyto daug, nelabai daug, bet vis tiek, tai bulvių ir morkų. Palaukit, aš dabar sustabdysiu, nes pradėjo strigti. Tai aš, dar buvau radęs, kai kasnėjausi už kadro deimantų, nemažai 13 netgi. Ir dar 10 geležies, kaip ir sakiau, tarp Vildžerio buvau, tai radau geležinį kritiklį ir truputį geležies. Tai galvoju, kaip aš apsirengęs netgi jau. Tai aš dabar turbūt permegosiu. O kai permegosiu, parodysiu jums ten, kur radau tuos deimantus. Dabar aš nefilmuosiu, kol nueisiu, nes kol nueisiu, aš ten daug eiti. Dabar sustabdau. Taigi čia radau savo pirmuosius deimantus. Tai einame toliau. Biškai pastrigo, tai sustabdysiu. Čia radau savo antruosius deimantus. O čia trečiuosius. Ir turbūt jau viskas. Arba ne, šitoj pabaigsiu. Štai, o čia ketvirtosius deimantus radau. Ir ten biški airono buvo toliau. Taigi, kaip ir parodžiau, kur radau deimantą, tai naują namuką pasistačiau. Tai fermikę dar pasidariau. Ferma, deimantai ir naujas namukas. Parašykite komentarus, ar gražus namukas ar ne. Jeigu norėsit, kad parodyčiau, kaip jis statos, tai galėsiu įkelti video. Dabar, ką man dabar čia daryti? Viską kaip ir pasidariau už kadrą. Nieko nebepasilikau. Tai dabar nežinau, ką man daryti. Štai nusidažiau. Dabar bulves kepu. Aš turbūt dar biškį pasisadinsiu morkų ir kur tai dabar, ir cukranendrių. Ir dar bulvių reikia nepamiršti. Užteks 8. Vienas, 2. Štai čia bus bulvės. Tai biškai truputį palaginu, tai dabar sustabdysiu. Taigi pasisidinau viską. Štai čia bulvės 8 vagos. Čia 8 morkos. O čia cukranendrės. Taigi parašykite komentarus, ar gražus namas ar ne. Jeigu gražus, tai įkelsiu iš video. Nekreipkite dėmesį ten į tuos, kai man, pavyzdžiui, pastringa ir aš sustabdau ir vėl paskui pradedu filmuoti. Aš kai grįžčiau iš užsienio, būsiu užsidirbęs pinigų, tai nusipirksiu naują kompiuterį arba dar ir anksčiau gausiu. Dėl to, kad tik rugsėjį tada gausiu tą naują kompiuterį. Taigi, prašau labai taip nesakyti, kad nemeskit dislaikų už tai. Taigi va, dabar aš net nebežinau, ką filmuoti. Išsikalbėjau. Turbūt pasidaryti. O, aš sugalvojau.
O, jas galim nudažyti. Ne. Jeigu juodas, tai juodas. Turbūt čia taip padėsiu. Ai, blogai padariau. Ai, truputį palaginu, pastrigo, tai dabar sustabdysiu, kaip atstriks, tada vėl pradėsiu filmuoti. Taigi atstrigo ir pasidariau va taip. Neblogai man šiaip atrodo. Štai kaip aš pasidariau tvorą, apsitvėriau čia viską už kadro, bet kai turėsiu kitą kompiuterį, tai ne už kadro viską darysiu taip, bet tik po 10 minučių. Labai gaila, kad tik tiek trumpai, nes taip daryčiau ilgai. Tai gal po 20, ilgiau gal netgi. Tai dabar vėl pastrigo. Sustabdysiu, kai atstriks, vėl pradėsiu. Nu, įpraskit maždaug, bet nelabai, dėl to, kad paskui gausiu naują kompiuterį, tai galėsiu normaliai filmuoti. Tai dabar nebe taip stringa, tai dabar eisiu miegoti, pirmą kartą išsimiegosiu tarp normalios lovos. O, kaip gera. Dabar pas mane dar tas neoriginalas Minecraftas, nepirkau aš dar jo, nes neturiu pinigų dar ant visokių tokių dalykų. Kai turėsiu pinigų, tai ir nusipirksiu ir gerą kompiuterį ir Minecraftą. Ir gal dar kitokį tada žaidimų kelsiu, kaip šniaukšlys. O kas nors kitas dar nežinau tokį. Aš nelabai žiūrėdavau YouTube'as. Taigi, o jau 7 minutės, tai ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Crazy Ove, nes pasikeičiau vardą. Tai viso gero.